Tai kolegos viskas, ar dar kažką norėtų pasakyti ir fondo vadovė? Tada prie šoninio mikrofono gal 2 minutės, kaip paprastai pagal tradiciją mes suteikiam žodį. Prašau. Labą dieną, ar girdisi? Visų pirma, norėčiau padėkoti už suteiktą žodį ir tikrai nežinojau, kad mane kviečia komitetai. Būčiau tikrai atėjus. Socialinių inovacijų fondas dirba Kaune nuo 1994 metų. Yra labdaros fondas nacionaliniam lygmenyje užregistruotas numeriu 19. Taigi jau mes, darant tą fondą, buvom labai iniciatyvus, inovatyvus Lietuvoje. Per 20 gyvenimo metų, kitais metais bus, mes daugiausiai dirbom su bedarbė moterims, su moterų teisėmis. Aišku, dabar pastaruoju metu dirbam su lyčių lygybė, taigi taip pat kreipiam dėmesį ir vyrų teisės. Moterų ir vyrų teisės yra mūsų pagrindinis darbas. Tame tarpe labai daug dėmesio skiriam bedarbėms. Per tiek metų mes apmokėm turbūt daugiau negu 5000 bedarbių moterų. Iš jų tikrai nemažai yra įdarbinta netgi valstybinėse įstaigose ir jūsų savivaldybėje dirba, ir Sodroj, ir Rygydroj. Tikrai yra labai daug gražių pavyzdžių. Aušrys Kriščiūnas, prašau. Aušrys Kriščiūnas, Lietuva jauna. Aš noriu pradžiai pasakyti, kad norint vadovauti fondui, pradžiai reikia išmokti lietuvių kalbą. Nes žodis ne Kaunas, o žodis yra Kaunas. Tai čia mano yra pastebėjimas. Noriu vieną... Aš dar kartą pakartosiu klausimą, kas fondų yra finansuotojai. Aš neklausiu, kada jis įkurtas, kiek veikia, kiek žmonių dirba. Kas yra kas? Kas finansuoja fondą? Europos Sąjungos Кто финансирует фонд? Europos Sąjungos fondai finansuoja fondą. Tai įvardinkit, prašom, konkrečiai, kurie fondai finansuoja. Gerai. Europos Sąjungos visos gyvenimas lifelong learning projektai. Angliškai suprantate? Gerai, tai aš gal į anglų kalbą perėsiu. Sure, you can speak English, of course. It will be better for Czy me, mogę yeah. rozmawiać po polsku? Gerai, baigim šitos cirkus. Aš paklausiau, kas finansuoja fondus.